Trečia diena. Dievo vaikas. Deklaravimas. Kiekviename iš mūsų yra Dievo dalelė. Jūs jo vaikas, o jūsų gyvenimas tai Dievo sapnas. Valdydami realybę savo ketinimo gale jūs vykdote jo valią. Jūsų ketinimas tai Dievo ketinimas. Kaip galite abejoti, kad jis bus įvykdytas? Tai reikia pasinaudoti tokią teisę. Prašydami Dievo elgėtės taip pat, kaip elgtųsi Dievas prašydamas savęs. Argi Dievas gali prašyti savęs? Negi egzistuoja kas nors, iš ko Dievas gali reikalauti ko nors savo. Jis ir taip pasiims viską, ką panorės. Patys formuokite savo realybę sąmoningų ketinimų. Aiškinimas. Mūsų pasaulis tai sapnų teatras, kur Dievas yra žiūrovas, scenarijaus autorius, režisierius ir aktorius vienu metu. Būdamas žiūrovas, jis stebi pjesę vykstančią pasaulio scenoje. Būdamas aktorius, jis viską išgyvena, bei jaučia kaip ir būtybė, kurios vaidmuo atliekamas. Dievas kuria realybę ir ją valdo per visų esančiųjų ketinimą. Kartu su siela jis davė visoms būtybėms dalį savo ketinimo ir pasiuntė jas į sapną, gyvenimą. Kiekvienai gyvai būtybei Dievas suteikė laisvę ir galią formuoti savo realybę pagal savo sąmoningumą. Beveik visos gyvos būtybės nenaudoja ketinimo sąmoningai ir kryptingai. Nesąmoningai sapnuodamos jos lyg ir kažko nori, bet ko konkrečiai nežino. Ketinimas būna miglotas, neaiškus, nesąmoningas. Šiuo požiūriu žmogus nepralenkia gyvūnų. Švytuoklės ne tik atėmė žmonėms supratimą apie savo sugebėjimus, bet netgi iškreipė paties gyvenimo prasmę, pakeisdamos tarnavimą Dievui garbinimu. Iš tikrųjų, gyvenimo tikslas taip pat paties tarnavimo Dievui esmė yra kurti kartu su juo.